Lapkričio 22 dieną Seime Lietuvos profesinės sąjungos ir opozicinės partijos pasirašė susitarimą dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimo. Susitarime numatyta, kad minimalus atlyginimas turėtų būti 50% einamųjų metų vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Taip pat sutarta, kad kiekvienais metais, tvirtinant Lietuvos Respublikos biudžetą, būtų nustatomas minimalaus mėnesinio atlyginimo dydis, kuris įsigaliotų nuo kitų biudžetinių metų pradžios. Kalba apie minimalaus atlyginimo kėlimą jau ne šiandien prasidėjo, jau gerų pusantrų metų, kai mes reikalaujame, bet pagal mūsų darbo kodeksą tai turi susitarti pirmiausia trišalė taryba, o kaip žinot, trišalė taryba sudaro profesinių sąjungų, darbdavių ir vyriausybės atstovai. Mes su darbdavių atstovais šiaip ne taip susitarėm, bet visuomet vyriausybės atstovai blokuoja ir turim minimalią algą tokią, kokią jų malonė leidžia mums turėti. Todėl mums tikrai nepriimtinas pats mechanizmas, kad jis yra labai politizuotas ir dabar, kai premjeras sako, kad nuo kitų metų Liepos mėnesio pridės 50 litų prie minimalios algos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad rinkimų metais, kad žmonės nepamirštų, kokie geri valdantieji, tai būtent pasirenka tą datą, kad žmonėm dar nebūtų išblėsę, kad jie davė dovanėlį. Tai neturi būti dovanėlį, tai neturi būti politiniai žaidimai. Tai turim galvoti apie žmonės, kurie dirba Lietuvoje ir kurie gauna minimalią algą. Minimali alga tai ir vadinasi minimali, žemiau jau nebėra kur. Ir mes manome, kad tokių žmonių, kadangi yra labai daug, tai užtat Lietuvoje tokia visuotinė depresija ir yra, kai žmonės nieko nebenori, nieko nebegali ir nieko nebereikalauja. Šitas pasiūlymas, kad minimali alga būtų pririšta prie vidutinio šalies atlyginimo. Ką tai reiškia? Kyla šalies vidutinis atlyginimas, kyla ir minimali alga. Ir tai yra labai logiška. Ir ta praktika yra ES valstybėse. Gruodžio 10 dieną mes darome mitingą. Tai yra mūsų irgi valios išreiškimas, kadangi kitom priemonėm mums nepasiseka susitarti. Šiandien mes pasirašysime tarp politinių partijų ir profsąjungų šitą susitarimą. Aš pasikartosiu. Mes išsiuntėm kvietimus ir kvietėm visas parlamentinės partijas, kuris pritarti ir pasirašyti. Pažiūrėsime, keletos minučių Brazauskas salėje pakviesim visus į šito susitarimo pasirašymą. Sekantis žingsnis bus atitinkamų teisės aktų pakeitimas, tai yra darbo kodekso ir kitų, į būtent tą mūsų susitarimą darančių įstatyminę normą. Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme numatysim dar vieną straipsnį, papildomą, kuriame būtų įstatymiškai rašyta minimalios mėnesinės algos, reiškia, dydžio priklausomybė, kuri turėtų būti susijęta su vidutiniu darbu. Jei šiandien galiotų pasirašyti susitarimai, minimalus atlyginimas sudarytų 1052 litus. Profesinės sąjungas prašė nuo 2012 metų sausio 1 dienos minimalią algą didinti iki 1000 litų. Politinių partijų ir profesinių sąjungų įgalioti asmenys konstatuojame, kad skurdas Lietuvoje pasiekė grėsmingą lygį, į kurį pateko ir didelė dalis dirbančiųjų. Tokios situacijos toliau toleruoti nebegalime. Todėl sutarėme, kad minimalus mėnesinis atlyginimas būtų nustatomas 50% einamųjų metų vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Sutarėme, kad kiekvienais metais tvirtinant Lietuvos Respublikos biudžetą būtų nustatomas minimalus mėnesinio atlyginimo dydis, kuris įsigaliotų nuo kitų metų biudžetinių metų pradžios. Pasirašo politinių partijų ir profesinių sąjungų atstovai. Susitarimą pasirašė visos opozicinės partijos bei Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas, Lietuvos kultūros darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos socialinės paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos transporto darbuotojų profesinė sąjunga. Aš tik noriu pasakyti, kad tuščios vietos po šitą sutartim dar yra. Turbūt sutarkim visi, jeigu valdantieji priešingai negu dabar ignoravo, persigalvos ir prisijungs prie mums prie šitos bendros sutarties, tai mes visi tikrai neprieštarausim, o dabar ačiū visiems ir darykim, kad ta sutartis, kad tie žodžiai taptų kūnu.
Apie pasirašytą susitarimą paprašėme pakomentuoti profesinės sąjungos Solidarumas pirmininkė Aldona Jašinskienė bei Seimo opozicinių partijų lyderius. Kaip vertinate šitą susitarimą tarp partijų ir profesinių sąjungų? Aš manau, kad tai pirmas žingsnis, kad užbaigti politikavimą ekonomikoje. Turi būti ne politiniai sprendimai, o turi būti ekonominiai paskaičiavimai. Ir minimalios algos turėti žemiau skurdo ribos, tai tikrai yra amoralu. Ir už tai mes esam dėkingi politiniam partijom, kad jos tokią iniciatyvą parodė. Ir partija Tvarka ir Teisingumas paruošė projektą ir prisidėjo kitos partijos. Ir aš galvoju, kad tai reali jėga ir realūs žingsniai, kurie bent jau trupučiuką leis dirbančiesiems gyventi lengviau. Kas buvo iš politinių partijų iniciatoriai tokio susitarimo? Tai yra bendras visų politinių partijų opozicinių susitarimas. Galbūt šiek tiek inicijavome mes tvarkiečiai, kadangi šiuo metu aš esu opozicijos lyderis, bet tai tikrai visų politinių partijų opozicinių bendro darbo ir beje profsąjungų bendro darbo ir bendro sutarimo rezultatas. Ir ar yra realu, kad nors kažkoks vienas iš tų susitarimų būtų priimtas dar šią kadenciją? Na, čia vienas ir yra pagrindinis susitarimas, kad susijęti minimalų atlyginimą su vidutinio metų atlyginimu. Mes stengsimės tai padaryti. Jeigu dar iki rinkimų mes turėsim valdžią ir galimybę, tai mes tikrai padarysim. Jeigu šita valdžia išsilaikys iki sekančių Seimo rinkimų, mes tikimės būtent tas politinių jėgų grupė gyventojų pasitikėjimo, reiškia įvykdysim tada, kada galėsim, kuo galima greičiau šitą padarysim. Ir ne todėl, kad tai yra logiška. Tai yra ne nuo kažkokio dėdės, ne nuo ministro, ne nuo politiko kažkokio tai, reiškia, norų, nenorų, meilės, nemeilės. O iš tikrųjų nuo realaus dalyko tiek, kiek vidutiniškai uždirba susiejimas tam tikrų procentų, tai yra labai svarbu ne tik tai dydis, kad dabar čia mes siūlom tą apie 1000 šiek tiek pagal šiandienius, bet pati sistema, pats sisteminis pakeitimas šito nustatymo, mano manimu, yra labai svarbus. Kaip vertinate tokį opozicinių partijų ir profsąjungų susitarimą? Tai vertinu pozityviai ir teigiamai. Aš manau, kada vyriausybė nesupranta, kad reikia didinti minimalią mėnesinę algą ir kada jau ekonominė situacija ženkliai keičiasi į teigiamą pusę, tai visos politinės partijos, nepriklausomai ar yra pozicija ar opozicija, turi suprasti, kad turi būti matomi pokyčiai ir žmonėms. O pokyčiai labiausiai reikalingi tiems žmonėms, kurie gyvena iš minimalios mėnesinės algos. Ir niekaip negalima pateisėti, kada ekonomika augo trečiajame ketvirtyje 6,6%, lyginant su praeitų metų laikotarpiu, o ministras pirmininkas Kubilius ir finansų ministrė aiškina, kad nėra pinigų, tai tada yra klausimas, kur tie pinigai yra. Kokios galėtų būti pagrindinės politinės priemonės skatinančios darbo vietų kūrimą? Visos šalis pirmiausia programuose numato darbo vietų kūrimą, antroje vietoje yra energetikos kaštų mažinimas. Šiuo metu didžiausia mūsų, kaip valstybės, didžiausias tikslas turėtų būti, kuo geriau įsisavinti ES lėšas, kurios yra naudojamos infrastruktūros plėtrai. Nes infrastruktūroje panaudotas 1 milijardas litų sukuria tiesiogiai 20 000 darbo vietų. Aišku, kita kryptis turėtų būti šilumos ūkio pertvarka, gyvenamųjų namų renovacija, po to, reiškia, šilumos, tų vadinamų ūkio katelinių pertvarka į biomasę, biokūrą, kas iš dalies ir papildomas darbo irgi vietas sukurtų. Tai, manau, tai yra pagrindinės dvi kryptis, kurios paskatintų darbo vietų kūrimą, sumažintų išlaidas tiek fizinių asmenų, tiek juridinių asmenų, tai būtų palengvinimas verslui ir savaime suprantama padidėtų vartojimas, nes šeimos biudžeto pajamos išaugtų. Ar įmanoma, kad dar šią kadenciją būtų dalis susitarimų šiandien priimti Seime? Aš manau, kad taip, tam reikia valdančiųjų valios ir projektus, kurie reikalingi būtų įgyvendinti, jau dalis yra užregistruota, o kitus galima skubiai užregistruoti ir teoriškai juos priimti tikrai galima. Bet kaip ir šiandien matėte, valdančiųjų atstovai nepasirodė nei vienas pasirašyme, nors buvo kvesti. Ir tai yra opozicinių frakcijų pakol kas valia, kuri yra stipri. Mes jau nekartą derėme ir žingsnius, tokius kaip rezoliucija, kad būtų minimali mėnesinė alga padidinta.
Kaip vertinate tokį profsąjungų ir opozicinių partijų sutarimą? Aš manau, tai yra labai svarbus sutarimas, nes, kaip matote, Seimo rezoliucija yra priimta mūsų krikščionių partijos frakcijos iniciatyva, kad minimali alga nuo kitų metų būtų didinama iki 1000 litų, tačiau vėlgi vyriausybė nekreipia dėmesį į Seimo rezoliuciją, nes nėra jinai privaloma, rekomendacinio pobūdžio ir šis susitarimas, manau, kad vyriausybė privers susimastyti, nes tai yra pagrindinės profsąjungos pasirašė ir be abejonės, kad jie labai aiškiai pasakė, jeigu nebus priimtos reikalingos įstatymų pataisos tam, kad įsigaliotų šiame susitarime numatytos nuostatos, tai kvies žmonės į demonstracijas ir streikus. Aš manau, kad tai nenaudinga niekam. Tai geriau, kad būtų priimtos šios pataisos, kurios yra ekonomiškai naudingos, juk jau net matematinis paskaičiavimas leidžia pasakyti, kad naudingai. Valdininkams padidinti minimalų atlyginimą reikia maždaug apie 6 milijonų, kažkokiu grubiais paskaičiavimas, tačiau per mokesčius grįžta žymiai daugiau negu kad reikia. O plus dar nekalbam apie tai, kad padidės perkamoji galia ir be abejonės suaktyvins ekonomiką. Tai aš niekaip nesuprantu tokio, atsiprašau, už neprotingo vyriausybės susispyrimo.